Aš šiandieną tiek daug kalbėjau apie jauno žmogaus lyderio savybės. Tai yra pagrindė, tai jisai turi būti pozityvus, turi būti gebantis kurti, norintis traukti prie savęs kolegas. Tai labiau vertinantis bendradarbiavimą, o ne solo užduotis. Turi būti, tiesiog siela komandos ir dirbantis, o ne kalbantis. Tai čia viena iš svarbiausių savybių lyderio. Nominaciją gavau už iniciatyviausią studentą. Taip. Ir kaip jautiesi? Jaučiuosi, tikrai neverkiu, kaip matyti iš mano akių neliūdžiu. Taip, džiaugiuosi, labai smagu, kad buvau pastebėtas, kad visa ta veikla, kurią vienai par kitaip vykdžiau universitete, buvo įvertinta būtent jau besibaigiant mano kadencijai, bet neliūdžiu dėl to, nes vis tiek planuoju dar pratęsti savo linksmumus ir visus mokslus Šiaulių universitete, nes dar planuoju studijuoti kaip tik magistrantūrą ir dėl to jaučiuosi tikrai puikiai. Labai puikus trečiadienis, labai puikiai diena. Buvau nominuota kaip meniškiausia studentė. Visų pirma, tai šią nominaciją gaunu antrą kartą. Pernai taipogi buvau išrinkta meniškiausia studentė ir iš tikrųjų labai džiugu, jog universitetas organizuoja tokius apdovanojimus ir esi pastebimas. Vieną kartą metuose apdovanojame geriausius studentus 5 nominacijose, tai yra moksliškiausi, meniškiausi, tarptautiškiausi, iniciatyviausi ir savanoriškiausi. Labai džiaugiamės, kad jau šitas renginys vyksta 6 metus iš eilės ir jį tradiciškai remia didžiosios, sakyčiau, regiono įmonės, skirdamos studentams stipendijas, įvairius kitus apdovanojimus, dovanų čekius. Tai yra šitoj vietoj tiesiog taip prisidėdamos būtent prie bendradarbiavimo su universitetu ir netgi, sakyčiau, labai kryptingai. Man asmeniškai tikrai yra labai smagu, kad įmonė Salda kiekvienais metais skiria studentams stipendijas, dalyvauja tame ir pačiame tikslinėme finansavime ir kaip tik šiandien kalbėdama su įmonės atstovė, klausiau, tai kaip sekasi tiems mūsų pirmiesiems stipendininkams, sakė, sėkmingai dirba įmonėje, tai tas iš tikrųjų yra labai smagu girdėti. Labai smagu, kad kartu gimsta ir naujų įvairių kūrybinių visokių projektų, būtent kaip studentams padėti integruotis į darbo rinką, kokių jiems trūksta galbūt kartais savybių, žinių. Džiaugiuosi, kad įmonės Teo Šiaulių vadovas sutiko pasidalinti savo įžvalgomis vis dėlto apie ir įmonės lyderystę, ir darbuotojo lyderystę, ir į ką galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, norint būti šitokios didžiulės įmonės dalimi ir ką sakykime, sustiprinti galbūt šitoj vietoj būtent pačiam studentui. Iš tikrųjų, tie studentai, kurie yra apdovanoti šiandien, galėčiau sakyti, kad iš tikrųjų jie yra visi verti šitų apdovanojimų. Kiekvienas savo srityje, savo pasiekimais yra pasižymėjęs, aktyvus, veiklus, tikrai iniciatyvus ir jeigu mes paanalizuotumėm, tai turbūt juos ir ne viename renginyje pamatytumėm, ar kaip Agnė Michalenkovaitė, ne vieno konkurso laureatė, nugalėtoja, garsinanti Šiaulių universiteto vardą.